Sveiki, čia Mantas iš Matiekos. Toliau spręsiuosi tas pavyzdinės užduotis. Pradžioj nuo 17 gan paprastas uždavinys tiesiog surasti apibrėžimo sritį. Tai įskėliau čia iš Desmos grafiką. Kaip matome, šiaip nubrėžus grafiką lyg ir viskas tvarkoj, bet matome, kad jeigu priartinsiu tašką, kuris yra 2, jis yra neapibrėžtas. Vadinasi, tiesia x lygu 2, tiesia x lygu 2, vertikali šita tiesia, jinai neturės susikirtimo jokių taškų, nes jinai tiesiog, jeigu kažkiek bandyčiau zoomintis, aišku, čia iki begalybės vis tiek jinai artėtų iš abiejų pusių, bet būtent tame taške x lygu 2 jinai būtų neapibrėžta. Tai tiesiog galima pasirinkti atsakymą, kad x lygu 2 neapibrėžta, parašysiu nekerta, nes jeigu pasižiūrėsime apibrėžimo sritį, dalyba iš 0 negalima, tai taške, kai vardiklis lygus 0, tai kai vardiklis x minus 2 lygu 0 arba x lygu 2 funkcija, tai funkcija yra neapibrėžta. Reikia paukščiuką. Tai tiek. Laukite kitų uždavinių ir jeigu norite, galite rasti prisijungimą komentare prie šitų lentelių, kur su visais kitais uždaviniais, visų kitų uždavinių sprendimais.